Visagino ugniagesiai gelbėtojai paminėjo savo profesinę šventę. Gegužės 4-ąją Lietuvoje minima Švento Florijono ugniagesių ir gelbėtojų globėjų diena. Savo profesinę šventę paminėjo ir Visagino ugniagesiai gelbėtojai. Iškilmingas renginys, skirtas ugniagesių gelbėtojų dienai, vyko Visagino miesto muziejuje. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba švenčia savo profesinę šventę, tai Švento Florijono diena, todėl nuoširdžiai sveikinu visus dabar dirbančius, seniau dirbusius, gal net būsimus ugniagesius. Noriu palinkėti visiems sveikatos, stiprybės. Šiandien mes radom tokią ne visai tradicinę vietą, savo renginį organizavome Visagino miesto muziejuje. Buvo apdovanoti pareigūnai, kurie ištarnavo atitinkamai 15, 20 arba 25 metus. Pagrindiniai renginiai Lietuvos mastu vyks penktadienį, tai Biržuose, šalia Biržų pilies. Švento Florijono ugniagesių globėjų dienos proga už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą buvo apdovanoti Visagino priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu už garbingą tarnybą, už 25 tarnybos metus apdovanoti vyresnysis leitenantas Maksimas Tremasovas, majoras Andrius Vasiljevas, vyresnieji puskarininkiai Igoris Tišalovičius, Arūnas Černiauskas, Markas Novotarovas ir Viktoras Narukas. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu už garbingą tarnybą, už 20 tarnybos metų apdovanoti vyresnieji puskarininkiai Aleksandras Kornilovas ir Jevgenijus Belačkinas, puskarininkiai Aleksandras Korotkinas ir Vadimas Kozlovas, vyresnysis leitenantas Aleksandras Lavrinovičius. Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu už garbingą tarnybą už 15 tarnybos metų apdovanotas puskarininkas Denisas Čerganovas. Sveikindamas kolegas ir pavaldinius profesinės šventės proga, Visagino priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Alvydas Jekseboga padėkojo bendradarbiams už nepriekaištingą, pavyzdingą tarnybą ir aukštą profesinę atsakomybę atliekant pareigas. Jis taip pat pažymėjo, kad per pastaruosius 10 metų Visagino savivaldybėje nebuvo nė vieno mirtino atvejo gaisrų metu. Taip pat jis pabrėžė sėkmingą ir operatyvų gaisro Ignalinos atominėje elektrinėje įvykusio praėjusių metų lapkritį likvidavimą. Alvydas Jekseboga su paglaistavimu pažymėjo, kad dėja šie metai atnešė ir liūdnų žinių. Per gaisrą kilusi praėjusį savaitgalį bute Parko gatvėje žuvo pagyvenusi moteris. Šiais metais Visagino priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba paminėjo savo 46-asias veiklos metinės. Per šį laikotarpį ji kelis kartus keitė pavadinimą. Uždarius Ignalinos atominę elektrinę, tarnyba patyrė didelį darbuotojų skaičiaus sumažėjimą. Iš 2 komandų liko tik viena. Tačiau nepaisant to, ji ir toliau išlaiko ištikimybę pareigai ir geriausioms Visagino ugniagesių gelbėtojų tradicijoms, ne kartą pademonstravusiems drąsą ir ryžtą įvairiose ekstremaliose situacijose. Šiandien Visagino priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, kuri keitė tikrai daug kartų jau pavadinimus, pajėgos gerokai mažesnės, bet galbūt net geresnė parengtis, geresnė technika. Mes šiais metais švenčiame 46 metų, gal ne jubiliejų šventę. Todėl dar kartą sveikinu visus su šia švente. Ignalinos atominės elektrinės nepriklausoma profesinė sąjunga gegužės 1-ąją paminėjo tradicinę talką ir gegužinę. Ta dieną aktyvistai susirinko prie Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centro, gavo darbo pirštinės ir šiukšlių maišus ir nusifotografavę bendrai nuotraukai išvyko į mišką geležinkelio link. Miško tvarkymo nuo šiukšlių ir medžių sodinimo akcijos rengiamos kasmet nuo Ignalinos atominės elektrinės profesinės sąjungos įkūrimo. Tai yra jau daugiau nei 30 metų. Šios tradicijos pradininkas buvo pirmasis profesinės sąjungos organizacijos pirmininkas Aleksejus Stelmakas. Vėliau ją aktyviai palaikė Aleksandras Krygeris ir Vladimiras Dranikas. Šiandien renginys vyksta vadovaujant nepriklausomos IAE profesinės sąjungos pirmininkiai Ilonai Nekrošieniai, Nikolajui Lebedevičiui bei jų aktyviems pagalbininkams, esamiems ir buvusiems elektrinės darbuotojams ir jų šeimų nariams. Gegužės 1. Visų pirma, noriu pasveikinti visus darbuotojus, visus buvusius darbuotojus, mūsų senjoras su šitą šventę. Šitą šventę išgyveno daug. Prasidėjo dar XIX amžiuje. Buvo ir protesto akcijos,
buvo mitingai, buvo ir gražios demonstracijos, bet šiandien mūsų profesinė sąjunga, Ignalinos atominės nepriklausoma profsąjunga, jau 34 metus mes pažymėm šią šventę, šią ypatingą dieną tuo, kad kažką darom gero mūsų miestui. Tai ir sodinom medžius, tai tvarkom miesto teritoriją, tai yra ką veikti. Bet svarbiausia, kad mes pajuntam šią dieną, kad esame tikrai vieningi, kad turime žmonių palaikymą. Žmonių palaikymas, pasitikėjimas yra tai, kas mums padeda išsaugoti tą vektorių, principingai atstovaujant, drąsiai atstovaujant darbuotojus. Taigi, keičiasi vyriausybės, keičiasi politinės jėgos, tačiau šita šventė, mūsų profsąjunginė šventė, išlieka. Ir tai yra ypatinga ir labai svarbi tradicija, kur jau auga trečia karta mūsų profesinės sąjungas. Tai ir šiandien dalyvauja ir mūsų vaikai, ir vaikaičiai, mūsų profsąjungiečiai. Taigi, gerbiami dirbantieji, visus su šia šventė. Talkos pabaigoje buvo surinkta 10 maišų šiukšlių. Miškas tapo gerokai švaresnis ir tai visų tradicinio renginio dalyvių nuopelnas. Talkos maršrutas baigėsi pievoje, kur kasmet per darbo dieną vyksta nepriklausomos profesinės sąjungos narių gegužinė. Šašlykų ir bendro stalo ruošimu čia rūpinosi Pavelas ir Ivanas Timofejevai, Jonas ir Linas Nekrošai, bei jų pagalbininkės Jūratė Arštikaitė ir Svetlana Stelmak. Suaugusieji bendravo tarpusavyje. Ypatingas dėmesys buvo skirtas vaikams, jiems buvo organizuotos įvairios žaidynės, o visi jie už dalyvavimą šiame pirmosios gegužės renginyje gavo saldžių prizų. Gegužės 1. Tai labai svarbi diena, nes kiekvienais metais, bent aš jau virš 20, beveik 30 metų susirenkam, nes tai yra tradicija, tai yra neformalus bendravimas, tai yra nauda miestui, nes mes drauge išvalom, surenkam tas, kas miške atsirado, kur neturėtų, nes tai mūsų miestas, mūsų aplinka. Kas nespėjo prisijungti, tikrai kviečiu tai padaryti kitais metais, o aš ne tik vienas jau su vaikais, iš pradžių su mažiukais, dabar jau su didesniais, mes tą darom kiekvienais metais. Aš labai didžiuojuosi, kad mano vaikai tą tradiciją palaiko, nes tai yra svarbu. Sveikinu visus su gegužės 1, su darbo diena. Raliai Visaginas 2026. Visaginas 5 kartą tapo automobilių sporto sostinė. Praėjusį savaitgalį, gegužės 1-2 dienomis, Visaginas vėl tapo automobilių sporto centru. Jau 5 kartą mūsų mieste vyko tradicinis rali Visaginas 2026, atidarantis vasaros varžybų sezoną Lietuvoje. Kaip ir ankstesniais metais, varžybos tapo antruoju Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato etapu. Tačiau šiemet organizatoriai pasiūlė atnaujintą formatą, padarydami renginį dar turiningesnį ir įspūdingesnį. Ralyje dalyvavo daugiau nei 50 ekipažų, tarp jų sportininkai iš Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos. Tarp dalyvių žinomi lenktynininkai Vytautas Švetas, Giedrius Notkus, Deividas Gacevičius, Giedrius Firantas ir Rokas Steponavičius. Daugelį jų startas Visagine tapo pasiruošimu etapui Rally Aukštaitija, kuris vyks Zarasų rajone. Pirmoji ralio diena tradiciškai buvo skirta pasiruošimui. Kaip ir ankstesniais metais, viena eismo juosta Parko ir Santarvės gatvėse buvo visiškai skirta dalyviams, kur įsikūrė jų techninės pagalbos komandos. Gegužės 1 dieną vyko administracinės ir techninės patikros. Ekipažai susipažino su trasomis ir išbandė automobilius specialiame ruože. Ta pačią dieną stadione Draugystė įvyko ralio atidarimo ceremonija. Gegužės 2 tapo pagrindinė varžybų diena. Ekipažai išvažiavo į greitus žvyro ruožus, kur turėjo pademonstruoti maksimalų meistriškumą ir greitį ilguose bei greituose greičio ruožuose, kurių ilgis siekia 13 ir 17 km. Kiekvieną jų dalyviai įveikė po 2 kartus. Kaip ir anksčiau, įvažiavimas į žiūrovų zonas buvo mokamas, todėl ten rinkosi ištikimiausi automobilių sporto gerbėjai. Įspūdingiausiu etapu, kaip įprasta, tapo miesto ruožas. Kaip ir ankstesniais metais, jis driekėsi Energetikų ir Draugystės gatvėmis, o finišavo šuolių nuo stadiono tramplyno.
Pamatyti ryškiausių finalo akimirkų susirinko miesto gyventojai, taip pat svečiai iš kaimyninių savivaldybių ir Latvijos. Varžybų kulminacija tapo apdovanojimų ceremonija, vykusi Draugystės stadione. Ji tapo ryškiu Rally Visaginas 2026 finalu, kupinu greičio, emocijų ir padėkos. Čia susirinko sportininkai, organizatoriai ir gausi žiūrovų bendruomenė, kartu užbaigusi vieną ryškiausių šiltojo sezono renginių mieste. Ceremonijoje dalyvavo Visagino savivaldybės meras Erlandas Galagus, Ignalinos rajono savivaldybės meras Laimutis Ragaišis ir Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas. Jie padėkojo organizatoriams ir pasveikino nugalėtojus. Džiaugiuosi, kad šiandien apie Visaginą garsiai kalbama visoje Lietuvoje ir už jos ribų. Ralis atnešė miestui energijos, gyvybės ir tikrą vasaros pojūtį, sakė meras Erlandas Galagus. Varžybos pasižymėjo atkaklia kova ir aukštais rezultatais. Lietuvos automobilių ralio sprinto čempionato įskaitoje pergalę iškovojo Domas Bukavičius ir Aurimas Galkontas. Varžovus aplenkė vos 3 sekundėmis. Absoliučioje Rally Visaginas 2026 įskaitoje vyko itin dramatiška kova. Nugalėtojais tapo Rokas Steponavičius ir Dovydas Ketvirtis, laimėję minimalia persvara. Organizatoriai stengiasi apdovanojimų ceremoniją padaryti išskirtinę. Prizininkai į sceną įvažiavo savo automobiliais per specialiai įrengtą pakilą. Be pagrindinių apdovanojimų buvo įvertinti dalyviai skirtingose klasėse, seniausių automobilių savininkai, jauniausi lenktynininkai, taip pat įteikti specialūs prizai iš Ignalinos, Zarasų ir Visagino savivaldybių. Nepamiršti liko ir žiūrovai, viktorinos dalyviai. Tiesa, norinčiųjų buvo daugiau nei prizų, todėl dėl jų teko pakovoti. Apdovanojimų ceremoniją vainikavo tradicinis šventinis fejerverkas.